Шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України, сьогодні український парламент має честь приймати справжнього друга України, президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєду. Вельмишановний пане президенте, від імені Верховної Ради України дозвольте висловити слова глибокої вдячності литовському народу, вам особисто, Сеймасу та уряду Литовської Республіки за тверду, послідовну і беззаперечну підтримку нашої держави. Історія відносин України та Литовської Республіки свідчить, що між нашими державами немає відстані. Ми завжди поруч. І найголовніше – поруч в найтяжчі для нас і для нашої держави часи. Ми щодня відчуваємо братнє плече литовського народу у нашій боротьбі з російським агресором за суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України, запрошую до слова президента Литовської Республіки пана Гітанаса Наусєду. Будь ласка, привітаємо. Дорогий Володимир, шановний голово Верховної Ради, депутати Верховної Ради, дорогі українські брати та сестри. Сьогодні ви боретеся за виживання своєї держави і нації. Ваша сміливість чинити опір неперевершена, і розголос про ваші подвиги широко шириться по всьому світу. Тисячі разів ви доводили, що гідні імені своїх доблесних пращурів. Немає сьогодні в Європі більшої такої палкої та виданої любові в грудях до батьківщини, з якою щоранку прокидаються захисники власної свободи. Я прибув сюди, до столиці вільної і незалежної держави України, щоб подякувати вам за те, що ви так рішуче бороните свою незалежність і так яскраво подаєте приклад всім нам. Ваша боротьба – це також і наша боротьба литовців. Це нагадує нам часи, коли ми разом боролися проти спільного ворога. Сьогоднішні перемоги вашої зброї – ніби віддзеркалення тріумфу легендарного полководця і гетьмана Константина Острозького під Оршею. І коли ваша артилерійська бригада Великого князя Вітовта мужно йде в бій, ми пишаємося цим, як здобутками наших родичів по крові. Dear ladies and gentlemen, I would like to switch now to Lithuanian language, but I will return to Ukrainian language once more. Gerbėmieji, Ukrainai pirmą kartą švenčiant valstybingumo dieną, noriu garsiai ir aiškiai pasakyti, Lietuva visada buvo ir bus su jumis. Jūsų šalies laisvė, nepriklausomybė ir teritorijos vientisumas, kaip ir jūsų žmonių saugumas ir gerovė, visados mums rūpės. Mes pernelyg daug iškentėme kartu ir pernelyg daug neteisybių patyrėme, kad galėtume abejingai stebėti vieni kitų kančias. Todėl Lietuva šiandien visomis išgalėmis remia Ukrainą, teikia ir toliau iki pergalės teiks karinę, humanitarinę ir finansinę paramą.
Nuo pat karo pradžios visą Lietuvą vienija didelis noras padėti Ukrainai. Ne tik valstybės ir savivaldos institucijos, bet ir paprasti žmonės, verslas, nevyriausybinės organizacijos prisideda prie bendrų pastangų. Ar tai būtų laikinai perkeltiems asmenims suteikiama pastogė, ar savanorystė, ar piniginės aukos, net sutelktinis kovinės technikos finansavimas, visos priemonės geros, jei tik jos palengvina Ukrainai ir jos žmonėms tenkančią naštą. Pastaruoju metu prie manęs dažnai prieina žmonės ir sako: didžiuojuosi esąs lietuvis, nes mano šalis taip karštai remia Ukrainą. Neslėpsiu, malonu girdėti šiuos žodžius. Jie liudija, kad Lietuvos žmonės taip pat labiausiai brangina laisvę, nes be jos nebus ir viso kito. Gerbiamieji, Lietuva padės Ukrainai siekti pergalę šiame kare. Gerai suprantame Rusijos imperinių ambicijų grėsmę ir viso regiono saugumui. Istorinė patirtis mus moko, kad Maskvos tironas turi būti laiku sustabdytas. Negalime sau leisti kartoti senų klaidų. Todėl Lietuva ir toliau dirbs su partneriais bei sąjungininkais, siekdama išlaikyti vakarų susitelkimą, užtikrinti ilgalaikę paramą Ukrainai ir apriboti Rusijos galimybės tęsti šį karą. Šiandien aiškiai matome, kad sprendimų įvesti tarptautinės sankcijas ir teikti karinę paramą Ukrainai, kad ir kokie jie būtų svarbus, vis dar nepakanka. Todėl sieksime toliau stiprinti sankcijas ir užtikrinti efektyvų jų įgyvendinimą, taip pat mažinti visos Europos priklausomybę nuo Rusijos energetinių išteklių. Finansiniai srautai, kurie Maskvai padeda finansuoti šį žiaurų karą, turi būti užtvenkti. Lietuva savo pavyzdžių rodo, kad vienintelis kelias išsivaduoti iš Rusijos energetinio ir politinio diktato – priimti sprendimą ir išlaikyti politinę valią. Siekdama energetinės nepriklausomybės, Lietuva prisiėmė riziką ir laiku atliko būtinus namų darbus. Dabar esame pasirengę dalyti savo patirtimi su kitomis šalimis. Džiaugiamės, kad vis daugiau ES valstybių pasiryžta žengti mūsų pėdomis. Lietuva taip pat sieks, kad Rusijos valstybė ir asmenys atsakingi už karo nusikaltimus, tarptautinės teisės, žmogaus teisų pažeidimus Ukrainoje būtų patraukti atsakomybėn. Beitodariškos atakos prieš beginklius civilius, vaikus, civilinius objektus, mokyklas, darželius, ligoninės negali likti nenubaustos. Tikiu, kad teisingumas triumfuos. Broliai ir sesės ukrainiečiai, mirtino pavojaus akivaizdoje demonstruojama drąsa ir ryžtas tai jūsų raktas į viso pasaulio žmonių širdis. Ir toliau likite kantrūs ir ištikimi savo principams. Nepasiduokite aklai neapykantai, kad ir kaip tai būtų sunku. Tiesa yra jūsų pusėje. Tai yra didžiulis jūsų pranašumas melų besidangstančio blogio akivaizdoje. Didžiausio pasigerėjimo vertas ir Ukrainos valdžios institucijų gebėjimas maksimaliai efektyviai veikti karo sąlygomis. Jūs jau įrodėte, kad esate pasiryžę siekti narystės ES. Lietuva pirmoji parėmė šį siekį. Dar 2021 m. kovą mes su prezidentu Zelenskiu pasirašėme deklaraciją, kurioje Lietuva įsipareigojo padėti Ukrainai siekti europinės integracijos. Ta patį su Lenkijos prezidentu Andžejumi Duda pakartojome ir karo išvakarėse, vasario 23 dieną, pasirašydami memorandumą dėl šalies kandidatės statuso Ukrainai suteikimo. Šiandien jau visi galime džiaugtis istoriniu Europos vadovų tarybos sprendimu. Nuo pat orumo revoliucijos pergalės Ukraina nepailsdama žengia reformų keliu. Tam nesutrukdė nei Rusijos išdavikiškai vykdyta neteisėta Krymo aneksija, nei pradėtas karas Donbase. Išties daug padarėte, įgyvendindami nelengvas, bet labai reikalingas reformas.
Dabar svarbiausia nesustoti ir toliau judėti pirmyn. Lietuvos patirtis rodo, kad esminė sėkmingos euro integracijos sąlyga yra platus politinis sutarimas. Labai svarbu, kad tokia nuostata įtvirtinta ir Ukrainos konstitucijoje. Mes padėsime Ukrainai žengti šiuo sudėtingu keliu ir toliau teiksime ekspertinę paramą ir kartu su jumis sieksime kuo greitesnės derybų dėl narystės ES pradžios. Pasinaudodamas progą taip pat noriu pasveikinti jūsų vyriausybę, kuri praėjusią savaitę Ukrainos atstatymo konferencijoje pristatė konkretų šalies ekonomikos atkūrimo planą. Džiaugiuosi matydamas jūsų užsidegimą ant skaidrumo ir atskaitomybės pamatų kurti klestinčią ir europietišką Ukrainą. Žinau, kad jūsų šalies atstatymas jau prasidėjo. Savo akimis šiandien pamatysiu pirmosius darbus Irpinėje, kurią anksčiau taip skaudžiai paženklino okupantų prievarta. Linkiu, kad karui pasibaigus tokie darbai greitai ir sklandžiai vyktų visoje jūsų šalyje. Kartu su visa tarptautinė bendruomenė esame pasirengę padėti įgyvendinant Ukrainos atstatymo planą. Jau dabar padedame, kiek leidžia mūsų galimybės. Now I am switching to Ukrainian. Шановні, одній із наших численних розмов президент Зеленський сказав: «Гітане, я ніколи не думав, що буду військовим президентом». Можливо, ніхто з нас не сподівається бути президентом під час війни, окрім тих, хто сам планує війну. Але доля обирає своїх героїв. Сьогодні весь світ захоплюється боротьбою президента Зеленського та кожного українця, який відстоює свободу. Бореться за свою родину, свій дім, свою батьківщину. Таку сильну націю ніколи не здолати. You are heroes. You are heroes. You all are heroes. Сьогодні ми всі зобов'язані чітко обрати сторону правди, а не брехні та грубої сили. Неможливо одночасно щиро підтримувати Україну і дбати про Росію, щоб зберегти обличчя. Історія вчить нас, що ті, хто намагається всидіти на двох стільцях, рано чи пізно опиняються на підлозі. Литва давно вибрала в собі друзів і ніколи їх не зрадить. Для мене буде великою честю сьогодні згодом вручити орден Вітовта Великого із золотим ланцюгом президенту Зеленському, а разом з ним а разом з ним і всьому українському народу. Нехай ця найвища литовська державна нагорода
символізує історичну єдність наших народів, спільну боротьбу та перемоги. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Дякую, вельмишановний пане президенте.